Prašom, kad pacientas vėlgi gerai jaustųsi, kad nebūtų temperatūrų, kad nebūtų herpesų, kad nebūtų kosulio. Žodžiu, turi būti gera savijauta. Prašom, kad pacientas būtų pailsėjęs, papusryčiavęs, patogiai apsirengęs. Merginų prašome, kad plaukus palaidus arba lengvai surištus, kad būtų patogu gulėti. Na ir idealiu atveju, kad būtų lydintis asmuo, tiesiog po operacijos parvežtų namo, pasirūpintų. Ir tiesa, kontaktiniai lęšiai irgi prieš operaciją 2 dienas prašome, kad nesidėtų. Dabar, jeigu prieš tyrimus kontaktinis lęšis mums yra trikdis tirt, tai prieš lazerinę korekciją kontaktinis lęšis yra infekcijos šaltinis. Tai porą dienų prieš prašome, kad nedėtų. Ir jeigu akis rami, švari, tai mes žinom drąsiai, kad nėra įnešta kažkokia infekcija prieš operaciją.